Toliau laidoje Svajonių sodai siūlome jums eksperimentą – užsiauginti daržovių vazonuose. Taigi, ką ir kaip auginti, mūsų laidos konsultantės, parduotuvių tinklo Žalia stotelė ekspertės, vyriausios agronomės Liucijos Kunigiškytės patarimai. Tai Liucija, šiandien mes turim tikrai labai įdomią temą, dar mūsų laidose nerodytą, negirdėtą, nematytą. Nauja idėja mūsų daržininkams, tie, kurie nori daug visko užsiauginti ir galbūt čia yra lengvesnis kelias, Liucija, kaip Jūs manote? Šiame nedidelėme šiltnamyje auga paprikos ir baklažanai. Na ir šiek tiek nuogastavau, nes teko girdėti ir matyti, kad auginant vazonuose derlius būna kartais mažesnis nei auginant tiesiog grunte. Bet tai, ką iškrečia ir krečia toliau papriko, štai pasižiūrėkite, auginama vazone paprika dera štai tiek ankščių ir bus tikrai puikus derlius. Tai tas auginimas vazonuose šiuo atveju tikrai labai pasiteisino ir tiesiog nuogastavau labai dėl vieno, ar sugebėsiu taip laistyti, kad augalams netruktų drėgmės, nes auginant vazonuose visada ta drėgmė greičiau išgarinama negu auginant grunte. Todėl, kaip matote, štai įkasiau kiekvieną vazoną, liko 2/3 išorėje, visa kita yra žemėje ir laistoma yra tiesiai į vazoną ir neturėjau bėdų ir augalai auga ir jiems tikrai netrūksta drėgmės. Tiesa, auginant vazonuose galbūt vertėtų auginti tokias labiau kompaktiškas veisles ankstyvam derliui. Nepamirškite, kad mes visada auginame ankstyvas paprikas, vėlyvesniam derliui auginame vėlyvesnės veisles, bet šiltnamyje proporcija turėtų būti 70% ankstyvų veislių daigų, o galbūt 30% ar dar mažiau vėlyvų. Kadangi tai yra 1 rugpjūčio savaitė, tai paprikos dar vis auga ir nenoksta, bet manau, kad rugpjūčio pabaigoje aš tikrai turėsiu gausų derlių. Pasak Liucijos Kunigiškytės, kasmet paprikų sėklų asortimentas vis plečiasi. Galima auginti įvairių formų, spalvų ir skonių paprikas. O štai Lietuvoje pačios mėgstamiausios yra kubo formos, raudonos arba žalios paprikos, sako mūsų laidos konsultantė. Ir aš stoviu prie hibridinės veislės Comtesa. Štai šitos paprikos auginamos vazone ir dar jos, kadangi tai yra rugpjūčio pradžia, 1 savaitė, dar šitos paprikos užaugs didesnės ir nusidažys, jų vaisiai štai bus tokie gražūs raudonos spalvos. Šios veislės paprika tinka šviežiam vartojimui, tinka įdarimui, gali būti ir džiovinama. Dabar apie tai, kiek augalų sodinti į vazoną. Aš įprastai augindavau vieną augalą viename vazone. Štai jisai yra ir pasodintas. Bet pasodinau taupant, turėjau kokybiškus daigus, buvo gaila išmesti, tai pasodinau po 2 daigus į vieną vazoną. Ir manau, kad ši veislė, kaip galbūt ir kitos, tinkamai genimos, gali augti ir viename vazone 2 paprikos arba jas auginti su kitais augalais. Kalbant apie genėjimą, paprikas reikia genėti. Jeigu matote, kad derlius yra labai gausus, perteklinės ankštis, išskinkite, kad augalas nesulūžtų. Taigi, 3-4 pagrindinės šakos paliekamos, štai čionais. Ir vėliau genimi pertekliniai lapai, visada, net neklausiant, reikia pašalinti lapus, kurie yra pažeisti, kurie yra nudžiūvę, nulūžę, nelaikyti, nevarginti augalo, tiesiog iš karto be jokių kalbų tokius lapus nuimti. Ir kalbant apie papriką, skirtingai nei pomidorai, jie rečiau serga, rečiau jos puola kenkėjai, todėl augalai štai tokie gražūs. O dabar plačiau apie tas paprikų veisles, kurias Liucija Kunigiškytė rekomenduoja auginti ir vazonuose. Taigi paprikos gali būti saldžios, gali būti karčiosios. Štai aš turiu nuskynusi paprikas pirmąjį derlių kartu su baklažanais Agata. Na, o apie paprikas, tai Comtesa, kurią rodžiau, auga puikiai vazonuose, hibridinė veislė, Kromo, tie, kas nori didelių ankščių ir tokių labai sultingų geltonos spalvos. Andromeda, keista veislė juodos spalvos vaisiais, ypatingai papuošianti bet kurias salotas, bet netinkama perdirbimui, nes tiesiog spalva išlaiko tik tai šviežia.
kvadrato astirozo, dideli kubiniai vaisiai, viena iš mėgstamiausių mūsų paprikų. Labai panaši veislė kvadrato astidželo, itališka veislė geltonos spalvos ankštimis. Na ir karčiosios paprikos, tai yra jalapeno paprika, viena iš aštresnių paprikų, kilian, išties labai gražus vaisiai geltonos spalvos ir pats augalas labai gražus. Lombardo, ilgos ankštys, tokia susiraukšlėja veislė tinkanti džiovinimui ir visa puokštė paprikų, kurios atitinka įvairius skonius ir spalvas ir skirtingos vaisių yra formos. O toliau laidoje Svajonių sodai patarimai, kaip užsiauginti baklažanų vazonuose. O kalbant apie baklažanus, kurie jau lyg ir baigė derėjimą, išties derlius yra stulbinantis. Aš auginau smulkiavaisę baklažanų veislę, man labai patinka šitie nedideli baklažanai. Augalai labai buvo gražus, žiedai buvo gražus, o vaisiai dar gražesni. Ir kalbant apie eiliškumą, kai kam nepavyksta užsiauginti baklažanų ir jie nuogąstauja, galvoja, kad galbūt baklažanai iš vis neauga Lietuvoje. Jie puikiai auga, tiesiog reikėtų neužmiršti taisyklės. Yra tokia taisyklė, kaip kada sėjami. Baklažanai yra sėjami vasario mėnesį, po jų praėjus savaitai arba 10 dienų sėjamos paprikos, o pomidorai sėjami kovo mėnesį ir aš juos paprastai sėju ne anksčiau nei kovo 15, nes pomidorus auginu polietilieninėme nešildomame šiltnamyje. Yra tokia praktika, kad kiti sėja pomidorus labai anksti, taip galbūt yra galima juos sėti, jie turi šiltnamius, polikarbonatinius, galbūt ir šildomus, tai tada daigai nevargsta ir jie turi ankstyvesnį derlių. Bet jeigu auginate standartinėme polietilieninėme nešildomame šiltnamyje, neskubėkite sėti, nes peraugę daigai tai nėra geri daigai. Tie, kas nori auginti vazonuose, aš drąsiai rekomenduočiau auginti vazonuose. Tai yra Patio Baby smulkiais vaisiais baklažanai, Black Beauty klasikinė, sena, gerai žinoma ir mėgiama veislė. Agata hibridas išsiskiria tamsiais vaisiais ir labai vienodais vaisiais. Jeigu norite vienodų baklažanų, vienodo dydžio, auginkite Agatą. Ir Cechoniki veislė, kuri užaugina štai tokius dryžuotus baklažanus, vidutinio ankstyvumo veislė, paprastai jos vaisiai subręsta vėliau nei prieš tai mano rodytų veislių, bet išsiskiria labai dideliu dekoratyvumu, yra skanūs, tinkami šviežiam vartojimui ir perdirbimui. Taigi baklažanai sėjami anksčiau nei paprikos ir pomidorai ir užaugina štai tokius gražius vaisius, beje žydi, žiedai nenusileidžia savo grožių kai kurioms gėlių rūšims. Kitose laidose pasakosime, kokias pomidorų veislės galime auginti vazonuose. Visi vertingi patarimai apie sėją ir daigų auginimo subtilybes nuo šiol kiekvieną sekmadienį tik laidoje Svajonių sodai.